dažniausiai kreipiasi dėl mažųjų lytinių lūpų išdidėjimo. Jeigu įsivaizduotų, kaip lytinė lūpa mažoji yra trikampis, tai jos išsiema toks kaip trikampis iš apačios ir jinai prisiglaudžia, tas randelis, jisai lieka visiškai klostai viduje. Nelieka to atviro rando krašto, žiūrime visumą ir kartais būna problema ne tiek mažų lytinių lūpų dydyje, kad jos per daug išoriai, bet kiek yra problema didžiųjų lytinių lūpų tūryje. Kai tas tūris yra sunykęs, mes perstumėm riebalus į didžiasias lytinės lūpas. Gydytojau, šiandien pakalbėkim kiek intimesnę temą apie lytinių lūpų plastiką. Dėl kokių pokyčių ir deformacijų kreipiasi pacientės, norėdamos atlikti šią operaciją? Tai dažniausiai kreipiasi dėl mažųjų lytinių lūpų išdidėjimo, dėl tas mediciniškai vadinasi hipertrofija. Ir tas kelia daug įvairių nusiskundimų, nuo nepatogumo, nuo trinimo tam tikro, apribojimo rūbų dėvėjime, negalima kažkokių ankstesnių rūbų dėvėti. Kas toliau su užsiėmimais yra susiję, tai tarkim, turėjom profesionalių dviratininkų, ten turėjom ir jojikių profesionalių, kas sako, nuolatos tas labai kelia daug diskomforto ir tas veda iki uždegimų nuolatinio. Tai čia yra tokia viena su medicininė, tokia labiau sritim susiję, kita yra tokia labiau estetinė, kai, tarkim, yra asimetrija. Asimetrijos jos gana dažnas yra, bendrai paėmus, bet būna kartais tos asimetrijos labai ryškios yra ir tas sukelia tokį, gal tada labiau tokį estetinį diskomfortą. Ar tai yra labiau įgimti dalykai, ar po nėštumų, po gimdymų atsirandantis? Ir taip, tas polinkis, aš manau, yra genetiškai, toks kaip įgimtas yra, bet tas išryškėja brendimo metu labiau. Ir aišku, daliai yra po nėštumų tas dar labiau ir tampa pastebima. Tai tarkim, jeigu iki nėštumų tas kaip ir nesukėlė kažkokių diskomforto dalykų, tai po nėštumų pradeda sukelti. Tai čia tos situacijos labai, labai įvairios yra. Ar amžius tam daro įtaką? Tai sakykime, čia dažniausiai kreipiasi vis tiek jaunesnės pacientės arba yra tokia viena grupė yra ten nuo 20 iki 30, tarkim, ir yra ta kita grupė jau po gimdymo. Tai va čia turbūt yra tokios dvi didžiausios grupės. Kaip atrodo pati operacija ir galbūt metodas turi specifinį pavadinimą? Ar jų galbūt yra net keli? Taip, kaip ta operacija yra gal čia svarbiausia pasakyti, yra, kad pirmas ir turbūt pats svarbiausias dalykas tai yra vis tik tai metodas šitoje operacijai. Dėl to, kad daugumoje daroma yra tokių paprastesnių šiek tiek metodų. Jeigu įsivaizduot, kad lytinė lūpa yra kaip trikampis, taip iš šono patempus, tai tiesiog yra nupjaunamas tas perteklius ir kas dažniausiai nuveda tokio kaip iškastos tokios tos lytinės lūpos, tokio viduj atrodo lyg trūkumą, dėl to, kad tas tempimas jisai ištempia audinius ir tiesiog per daug tada nusiema. Tai tas metodas yra toks, kurio reikėtų gal ir nedaryti, nes jis labai yra matomas, jis sukelia labai daug diskomforto, daug deformacijų ir neretai matom pacientės grįžtančias, kurios paskui tiesiog prašo kažkokios korekcijos po to, nes tai yra ir estetiškai blogai, ir tas yra labai pastebima, kad yra daryta operacija, tas labai akivaizdžiai matosi. Ir sukelia labai daug diskomforto, dėl to, kad tas pjūvio linija yra kaip kraštas išorinis ir jisai nuolatos kontaktuoja su tarkime, ten apatiniais ir taip toliau, ir jisai jaučiasi, jisai sukelia netgi skausmą. Tai ta metodika, jinai yra tokia kaip, sakykime, atgyvenus ir jos reikėtų netaikyti.
Tai kokią taikom? O taikyti reikėtų, yra tų metodikų tikrai labai daug, bet pastaraisiais metais tas visai nesikeičia, yra ta vadinama kylinė rezekcija. Tai jeigu angliškai tai yra inferior wedge vadinasi, kaip apatinio kylio, tai jeigu įsivaizduotų, kaip jeigu lytinė lūpa mažoji yra trikampis, tai jos išsiema toks kaip trikampis iš apačios ir jinai prisiglaudžia ir tas randelis jisai lieka visiškai klostai viduje. Tai yra ir estetiškai pats geriausias sprendimas ir mes tikrai tų operacijų gana nemažai turim. Ir kai grįžta pacientas po nemažai metų, kartais užsina, sako, kad lankausi pas ginekologą, sako, jisai nesupranta, nemato, kad operacija daryta iš viso yra. Tai čia yra tikrai labai geras signalas, kad taip ir turėtų būti. Ir nelieka to atviro rando krašto. Jeigu įsivaizduotų, kaip jeigu lytinė lūpa mažoji yra trikampis, tai jos išsiema toks kaip trikampis iš apačios ir jinai prisiglaudžia ir tas randelis jisai lieka visiškai klostai viduje. Ir aš būdamas kongresuose karts nuo karto aš įkišu nosį pasižiūrėti, ten būna tos sesijos, tarkim, tos ginekologinės, estetinės chirurgijos, tai aš vis pasižiūriu, kad nieks nepasikeitė. Žodžiu, vis tiek tas pats apie tą kylio rezekciją, tą patį pasakoju metai iš metų, tai žodžiu, nieko kol kas naujo nėra atsiradę ir mes tai tokį pulsą visai čiuopiam, bet tas kol kas yra vienintelis pasiteisinis metodas. Žinau, kad kartais yra ir leidžiami riebalai. Taip, dėl to, kad žiūrime visumą ir kartais būna problema ne tiek mažų lytinių lūpų dydyje, kad jos per daug yra, per daug išoriai, bet kiek yra problema didžiųjų lytinių lūpų tūryje, kai tas tūris yra sunykęs, kai tas negali paslėpti. Tai tada taip mes persodinam riebalus į didžiasias lytinės lūpas ir tas kombinacijų labai gražiai pasiteisina. Atkuriamas yra tūris ir papildomas tas tūris jisai mažasias gali paslėpti. Tai čia visai, kad toks yra balanso klausimas, tai tą mes visai ką vertinam. Visgi labai jautri vieta ir moterims aktualu gijimas. Kaip jos jausis po operacijos? Savijauta yra pakankamai gera. Pacientas paleidžiam tą pačią dieną į namus. Turim tokį įprotį visai, kad jau kaip pacientas grįžta į palatą, tai mes visai, kad taip skamba gal kažkaip taip keistai, bet sakom visai, kad jau kai rengsitės važiuoti namo, pasižiūrėkit, kaip atrodo. Nes tas duoda supratimą, kaip bus vėliau, nes dar būna nepradėję tinti. Dėl to, kad kol grįžta namo, kol ateina vakaras arba ateina kita diena, paprastai patinsta. Ir tas vaizdas patinimo kartais labai gąsdina. Ir turim pacienčių, kurios tam nėra pasiruošusios ir jos siunčia nuotraukas. Ir aš tokių nuotraukų esu gavęs iš visur, iš oro uostų, kur tik tai nėra siūstas su tokiu šiek tiek išgąsčiu. Ir aš pastebėjau, kad kai mes pasakom, pasižiūrėt po operacijos į tą vaizdą, kaip viskas yra, tai tas labai nuramina, nes jo žino, kur tas viskas bus, o tas laikinas tinimas, jisai būna, praeina, bet skausmo nelabai yra pakankamai gerai toleruojama operacija, tik tai mes visai ką prašom, kad laikyti švarą visą laiką, ir stengtis nenešiot labai ankštų rūbų, kad neįplėšti, nes kelis atvejus esam turėję, kur buvo viena pacientė, aš tai gerai labai atsimenu, jinai išskridinėjo Daniją, ruošėsi ir sako, aš buvau užsidėjus džinsai, sako, ir ten, sako, reikėjo man į lagaminą kažką susidėti, sako, aš atsitupiu ir sako, pajutau skausmą, sako, paskui gal nieko, ir kai nuskrido į Daniją, jis sako, man atrodo, kad įplyšo kažkas. Ir aš tada jau sakiau, kad jau kadangi jūs į užsienį, sakau, jūs vis tik nuvažiuokit į ligoninę, kad pažiūrėtų, jinai nuvažiavo, ten ginekologai pažiūrėjo, sakė, ai čia, sako, čia 3 mm, sakė, čia nieko tokio maždaug sugis. Ir dažniausiai sugyja, bet kartais tie 3 mm irgi lieka toksai įplyšimas ir kas yra nefaina. Ir jeigu tai yra Lietuvoje, tai mes esam ir uždėję siūlytę vieną kartą.
Tai va čia turbūt yra svarbiausias dalykas. O siūlai jau senai mes naudojam tik tai tirpstančius. Naudojam labai labai ploną siūlą, kuris šiaip naudojamas prie akių vokų operacijos. Plauko storio yra, jisai ištirpsta savaime. Seniau traukdavom čia prieš, nežinau, kokius ten 14 metų, tai dar tas siūlų traukimas, jisai dar papildomai diskomfortas yra, nes ir skauda, ir tai dabar nebe. Ir to tikrai nereikia. Ar po operacijos iškart galim sėdėti, šlapintis, jokių trukdžių? Iš esmės taip. Kaip minėjau, tik tai vengt, kad nebūtų spaudimo, tempimo dėl rūbų. Aišku, nepult važiuoti dviračiu ten kažkaip. Bet kaip minėjau, yra rūbų pasirinkimas ir švara. Yra du svarbiausi dalykai. Ir tas gymas, jis jau po savaitės jau būna labai gerai apgyję, iš esmės jau labai, netgi ir ta žaizda, ta pjūvio linija, jinai sulipusi jau. Būna labai likučiai tik tai mėlynių ir faktiškai toliau tik tai belieka šiek tiek saugotis. Ir daugiau kaip ir nieko papildomo daryti nereikia. Nereikia perrišimų, jokių ten kažkokių ten atvažiuoti, mes iš esmės paleidžiam namus ir viskas. O kiek susilaikyti nuo lytinių santykių? 6 savaitės. Ar ši operacija yra atliekama su vietinė nejautra ar su bendra? Galima ir taip, ir taip. Seniau būdavo pacienčių, kurios prašydavo su vietinė. Ir sakydavo, aš pagimdžiau pati viską, tai čia nieko čia baisaus, kaip ir taip. Bet kitas dalykas yra pati visa ta patirtis, mes vis tik tai rekomenduojam rinktis bendrą nejautrą. Dėl to, kad tai nėra labai gal tokia maloni būsena, vis tiek reikia kojos ir ginekologiniai padėti. Ir kitas dalykas yra tas nuskausminimas, nes jautri vieta, kiekvienas įdūrimas adatos, jisai skausmingas pacientės, jos tada taip stengiasi atsitraukti, bėgti, toks gaunasi šiek tiek. Su vietinė nejautra tai tikrai galima, bet tai tikrai nerekomenduojam. Juo labiau, kad kai mes darydam su vietinę nejautrą, problema būdavo, kad susileidžiant tos nuskausminamosios vaistus išburksta lytinės lūpos, jos padidėja ir tada labai sunku gaudytis anatomijai. Nes tada asimetrijos klausimai labai išplaukia ir tas tikslumas labai dingsta. O norint gero rezultato, čia reikia labai daug tikslumo. Aš kartais, kaip sakau, ar virštinių vokų operacija, ar lytinių lūpų, tai techniškai jos labai labai lygiavertės yra. Ir kaip mes virštiniuose vokuose ten milimetrų žiūrim, tai lygiai taip pat ir tenais. Tai ta bendra neutra, jinai suteikia tokią galimybę tą padaryti taip, kaip reikia, o ne taip, kaip maždaug gaunasi, nes pacientai skauda. Tai čia labai svarbus dalykas yra. Turbūt kartoti ir nebeprireikia, taip įsivaizduočiau. Ne, jos yra nekartojamos, nebent yra, sakau, tų kažkokių įplėšimų, tarkim, atsiranda gydymo metu, tai ten gali tik siūlyti uždėti, bet šiaip nekartojamos yra. Ar pasidarius šią operaciją galima planuoti nėštumus, ar daro kažkokią įtaką išvaizdai lytinių lūpų? Nedaro nei gimdymui, nei kažkokiam planavimui. Ir aš čia manau, čia tos yra metodikos dalykas, kad jinai išsaugo iš esmės visą ilgį lytinės lūpos ir natūralų tą kraštą, tai ir ta prasme galima gimdyti, nieko tas netrukdo. Yra, aišku, kai kurių kitų metodikų, kurios yra irgi kylinės, bet jos, tarkim, centrinės kylinės, kai tą pačią lūpą centrą išima ir sutraukia, tai tada tas tempimas jis atsiranda šiek tiek didesnis ir tas gal ir galėtų turėti įtakos gimdymui, bet tiesiog jos tiek dėl estetinių priežasčių yra kaip ir nelabai naudojamos. Ar po šios operacijos pacientės gali tikėti sumažėjusio jautrumo? Šiaip neįtakoja. Tai dėl to, kad būtent ta apatinė kylinė rezekcija, tai ir eina kalba, kad pasišalina perteklius audinių iš apačios.
kur tas jautrumas jo yra žymiai mažiau, nes jautriausia yra viršutinė dalis ir iš ten mes niekur nenuimam. Tai tas jautrumas jisai šiaip nepasikeičia, naudojant šitą metodą.